Bet matai, jinai neturėjo darbo, nes trūko darbo. Jėgos. Viskas, štai, kad ten nereikėjo jų. Tai gerai, tada Dažiausia vėl tai jau palaidojo su Žemaitė, nebeliko jų. Gerai, tai vyrai, pradedam dabar. Ir laba diena visiems susirinkusiam. Šiandien mūsų apšvito stalo tema yra skamba taip. Kodėl mažėjant Lietuvos žmonių skaičiui auga valdininkų skaičius. Ir šiandien mūsų apšvito stalo svečiai yra socialinių mokslų daktarė Jolanta Salmuškinienė, gerbiamas pirmosios atkurtos Lietuvos atkurtos vyriausybės narys gerbiamas Albertas Sinevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs ministras Julius Veselka ir gerbiamas rašytojas Vytautas Martinkus. Tai Jolanta, galbūt ir pradėkime šitas. Kas čia daros pas mus toj valstybėliai, kad štai mes pagal įvairius, jeigu remtis oficialią statistiką, praradom apie 500 milijono, tai skaito, kad yra jau ir net ir milijono mūsiškių nėra, o štai valdininkų skaičius vis kaip nebūtų, jis didėja. Jau mes pakalbėsim tais, kas buvo anksčiau, jau tiesiog kaip visos statistikos rodo tai, kad buvo pas mus ir Saulėlydžio komisija, kuri čia premjerui vadovaujant ir dabar veikia, kuri lyg tai turėjo mažintą valdininkų skaičių, ir niekur nesideda. Kas čia per tokias socialinis sluoksnis ar rūšis žmonių, kurie taip dauginasi? Labą dieną. Iš tikrųjų, manyčiau, kad priežasčių, kodėl valstybės tų valdininkų ir valstybės tarnautojų skaičius didėja, galima nurodyti daug ir įvairių. Yra daug įvairiausių sociologinių tyrimų padaryta, bet aš manyčiau, kad pati pagrindinė priežastis yra ta, kad aplamai darbas valstybės tarnyboje yra laikoma tokia socialiai saugia, patikima vieta ir tarkim ypač ekonomikos griūties sąlygom, kada iš Lietuvos jau išvažiavo Marijampolės dydžio gyventojų skaičius, tai sumažėjo lietuvių tiek mūsų valstybei, tai galimybė dirbti valstybės tarnautojo arba valdininkų yra laikoma labai nebloga vieta. Ir turint omeny tai, kad valstybės tarnautojų skaičius nuo 2005 metų, tokią statistiką radau iki 2012, faktiškai su tam tikrais padidėjimais nuo 75 tūkstančius, 2009 paaugo iki 86 tūkstančių, o dabar 2012 metų sausio 1 dienai vėl liktai grįžo 76 tūkstančių skaičių, tai tas skaičius yra iš tikrųjų labai didelis. Jeigu bandyti ten kažkokius palyginamąją analizę daryti lyginant su kitom šalim, tai iš tikrųjų tokia didelė valdininkų armija yra tik tai buvusios sakykime, to sovietinio bloko valstybių tarpe. Nebuvo, nereikia. Dabar, va šiuo metu yra apskritai. Jeigu pabaigę duosim žodį ir Tai aš sakyčiau, gal pradžiai tiek. Tai gerbiamas Albertai, buvo pirmos mūsų atkurtos nepriklausomos Lietuvos pirmos vyriausybės narių. Aš dabar lyginant su tuo mūsų vyriausybės aparatą, visais padėjėjais, ministrais, viceministrais, gal galėtų palyginti, pavyzdžiui, savo pirmąją vyriausybę su dabartinė vyriausybė ir kažkaip aš nematau tokios ministerijos, kurioje būtų žmonių skaičius sumažėjęs, jis tik tai auga. Kaip jūs dabar matote? Aš štai ką pasakysiu. 90 metais Respublikoje funkcionavo 31 ministerija ir turbūt 30 komitetų. Ir dar buvo sąjunginės priklausomybės kai kurie dalykai. Per pusę metų mes palikom 17 ministerijų ir visų komitetų funkcijas ir sąjunginių ir nesąjunginių perėjome ministerijos. Ministrų taryboje iškart per 4 kokius mėnesius sumažėjo dabar atsimenu 102 žmonės. Bet tai atsakymas į tokius dalykus, kur daugiau buvo kaip anksčiau, sakė, anksčiau tai viskas blogai, bet dabar tai jau viskas. Dabar aš dar norėjau tokį dalyką dar panos Gediminą pasakyti. Visi mes galvojam, kad valstybę valdo ministrų taryba, Julius, Seimas arba dar kas nors. Nei velnio, mėly kolegos, valstybę valdo biurokratai.
atleisti iš tokį man įsireiškimą, moterytės kai kurios gražios, kai kurios ne visai gražios, kai kurios užtamkytais sijonais, sėdė ir jos daro tvarką Lietuvoje. Tai čia vienareikšmiškai galiu bet kada, bet kam įrodyti. Vat sėdi Seimo narys, ką jis gali padaryti? O dabar tu nuveik prie langelio, kur nors tenai, bet kokioje įstaigoje. Tai pirmas dalykas dar neįleis, pavyzdžiui, mūsų kaip ten neįleis, jų gali leisti čia įsimatais to kortelę savo, parodytų įleiti. Tai vat kokie dalykai būtų. Ir dabar aš pažiūrėjau tinklapį, 9 ir 7 dienai yra vidaus reikalų ministerijos, ten kur parašyta, kur plebėjom, kur neplebėjom, ten kur galima normaliem žmonėm. Tai ten parašyta, kad 79 000. Daugiausiai buvo biurokratų pas mus. Prieš kokius turbūt 8 metus, tai jeigu neklystu, 90 000 su Degyte, bet šiandieną yra dar čia visoje visų tarnybai. Dar yra tuščių etatų, atrodo 5300. Tai vat jums atsakymas toks keistas dalykas. Dar su Broniu Glubiu čia mes darėm tokias studijas, ne studijas, bet tiesiog pasiūlymus kai kuriuom ministerijom. Dar tada, kai ministrė protingi buvo, savo šakos specialistai. Tikrai ministrė, kaip sakant, gaspadoriai. Tada mes pasiūlėm iškart juos nubraukti visus, kaip dabar jie daro. Tos fondus etatus pasilieka, tos pinigus paima išdalina kitiems žmonėms štai ir jokios strategijos, kad ką nors padirbėti ar panašiai daugiau ar mažiau nėra. Tai va dabar pagalvokit tokį dalyką, jeigu sėdė pas mus dabar žmonės, kurie nelabai žino, ką ten daryti. Dar vienas dalykas, Jūliu teisingai pritarsiu, vienintelis žmogus, kuris kelis kartus paklausė, ką čia ponas Kubiliau darot Seime. Įsivaizduokit vyriausybę, 14 ministerijų, man teko dirbti 5 vyriausybėse, nors nebuvau joks partijos narys. Ir aš įsivaizduoju, kiek to darbo toj ministerijoje yra. Tenai to laiko neužtekdavo visiškai, vis tiek reikia kiekvieną drožti, kiekvieną suk, kas yra valdymas. Informacijos pateikimas, apdirbimas ir paskui kontrolė. Taip, Gavimas. Tai sakau, tai vatau, ir paskui kontrolė. Tai dabar pagalvokit, sėdi visi ministrai Seime, antradienį komitetai, ketvirtadienį Seimas, antradienį Seimas, trečiadienį balsavimas, penktadienį komitetuose. Kada jam dirbti? Dabar jeigu nėra vado, tai kaip ten gali ta komanda dirbti? Ir daro, ką nori. Daro jie, ką nori. Pagalvokit, kiek sukurta. Aš kada čia pažiūrėjau dar prie Navicko, po tavęs čia, ten Navicko man teko būti kaip patarėjas buvau aš, mano kolegos, ekonomikos ministerijai. Pažiūrėjau, 86 pozicijos prie ministerijos visokių organizacijų. Tame tarpe kurklių, turizmo, štai departamentas ar skyrius, kurkliuosi, ten kur pievos gražios, ar kurklių mergos kur gražios, pagal tą visą žmonių posakį. Pagalvokit, 83 buvo, dabar nežinau kiek lygia. Dabar pažiūrėkit kitą dalyką. Jeigu dabar sėdi žmogus, kuris nelabai žino, ką daryti, bet gauna pagal tos visas taisyklės, kur dabar vėl priėmė, ten įstatymą po įstatymą, ten pensininkų įstatymas, tarnautojų įstatymas, atsakomybės į kalėjimą sudėti. Ir dabar pamatė, kad tas nieko negali padaryti, taip ką, pasamdo 20 milijonų, 30 milijonų, kiekviena ministerija, papildomai konsultuoja. Tai vienam tos ministerijos reikalingos. Ten turi būti specialistas, jis ateit, paprašė koks nors tarnyba, jums pavyzdys Noro bankas. 6 bankus ar 7, labai sėkmingai visus sutvarkėm Lietuvoje. Litimpex, Alaiba, Krafto banką, tenai Nida, taip ir mūsų specialistų užteko. Amžinatilsį Vilkas juokdavosi, kai pirmi bandymai tokie buvo pakviesti kažką, tai kokią nors su ten zingerinė pavardė iš to užsienio, kur atvažiuodavo, bumharderiai visokiausia, tie klinai, kur darė ten naidūnai, ten to visokiausia tragedijos. Tai jiem didalėskim, tai juokėsi Vilkas, sako, mes padarytume už nieką, mums sako, prievolė, mums algą moka, kad mes darom. Pas mus yra institutai, pas mus buvo. Pas mus yra programos sudarytos, mes žinojom, ką daryti. Dabar 96 metais biurokrato valdymo gan nebloga buvo padaryta programa. Ir 2 sykius paskui buvo keistama valstybės valdymo. Dabar vėl viską išmėtė, išdraskė, vėl iš naujo viską paėmė. Tai dabar jūs pagalvokit, o dabar čia pasikvieskit, pavyzdžiui, ūkio ministrą, aš siūliau kelis kartus. Einam, sako, mes padiskutuosim. Apie bet kokius klausimus. Tu su popieriais, aš be popieriais. Jis buvo čia, Albertai. Iš 52 metų savo patirties, suprantat? Bet aš pasakyti turiu, ką jis nieko, jis buvo partinis, bet nebuvo vadovas joks.
administruot žmonės yra menas ir jo neišmoks iš knygos, reikalinga, kad praeitų keletas metų ar netgi 10 mečių, kad galėtų ministerijai vadovauti. Čia tau ne kooperatyvui, kur 5-6 žmonės, ir ne savo žmonai. Trumpai tiek. Gerai, Džiulio, tau būtų klausimas, mes jau su tavim šiek tiek šnekėjom šitai tema. Aš taip labai, iš tikrųjų, gerbiamas Albertas pasakė tą priežastį tų specialistų nebuvimas būtent valdžioj, bet čia iš tikrųjų nesiginčytum, kad tai yra rimtas dalykas. Bet ir tada prireikia tau turėti ir viceministrą, ir patarėjų korpusas, bet lygiai tas pats vis tik tai pasižiūrėk ir Seime. Ir aš kada išgirstu kitą kartą taip populistiškai mazinkim nuo žmonių Seimo narių skaičių, lyg atrodo ir gražiai. Iš kitos pusės pažiūrėkim, pats žinai, kad visas darbas Seimo vyksta komitetuose. O komitetuose tai irgi labai retas atvejis, kad vadovauja specialistas. Auditoriai, Graužinienė, auditoriai vadovauja audito komitetui. O žiūrėk, kiek tokių ateina žmonių, kurie visiškai nieko neturi bendro. Tada turbūt atsiranda poreikis tų specialistų, daugybės patarėjų, pati sistema užprogramuoja. Kurie irgi nelabai ką žino. Irgi nežino. Ir būtent tie politiniai paskirimai, kada šiaip, man atrodo, šioje vyriausybėje pabandžiau skaičiuoti bent 5 ministrai, kurie nėra savo srities specialistai. Va tada turbūt ir... Visi pagauna. O kas yra? Vat vien. Kultūros ministras savo grafikas yra jo. Visi politiniai filosofas, meno filosofas. Jisai tai... Gerai, bet gerai žodžius. Pabandysiu, aš pirmiausia, tai Albertai tau sakau. Tu man surašyk 30 ministerijų 89 metų Lietuvoje. 27. Davai surašyk man 27. Gerai, surašyk. Gal daugiau, gal mažiau porą buvo. Ne. Surašyk man, aš pusę litros knygų. Gerai, bet čia labai daug pamelavai. Labai daug pamelavai. Aš žinau tas ministerijas maždaug. Buvo žymiai mažiau, bet vieną, kur pastebėjau labai teisingai. Atleiskite, tarybiniais laikais ministerijose dirbo specialistai. Tik specialistai dirba, kurie žinojo. Ir, pavyzdžiui, paimsi ar statybos ministerija, ar kokią kitą dirbo specialistai, kurie žinojo, kokia konkreti statyba kainuoja, kiek medžiagos kainuoja, kiek darbai kainuoja. Jie viską žino ir jų apgauti. Teko matyti, bandžiau apgauti. Žinoma, kiek leidžiasi, tiek apgauti. Bet šiaip tai labai sunku yra apgauti. Jie viską žinojo. Ir nebuvo politrukų. Gal buvo ten vienas koks nors. Neatsimenu tokių. Reikalų neturėjau. Bet visi buvo specialistai. Dabar atleiskite, iš ministerijų beveik visi specialistai išvaikyti. Vyko taip vadinami, ką aš juos vadinu, politrukai, kurie tik žiūri į įstatymus ir amžinai perrašinėja. O perrašinėja tai vienas sakinį keičia, kitų kabliukus pedinėja ir Seimas apkraudamas makulatūrą, pavyzdžiui, per sesiją 500 įstatymų priima. Turinį absoliutų absurdas. Todėl, kad jie nespecialistai, jie nežino, jie tik tai yra praktiškai politikai, kurie pagal laisvos rinkos kažkokios sugalvotos sampratą, reiškia, vis perrašinė įstatymus ir vis lengvina. Dabar, kada aš dar 2000 metais sudėjom su Jonavos grūdų direktoriumi buvusiame, susėdom ir suskaičiavom, kiekgi biurokratų tvarkė įmonę tarybiniais laikais ir kiek nepriklausomos Lietuvos laikais, 2000 metais. Ir gavom 2,5 kartų daugiau negu tarybiniais laikais. Reguliavo tą ūkinę veiklą. O tarybiniais laikais, atsiminkit, viską planavo. Ne tik patį kūrinį, daiktą arba ten kokį įrankį planavo, kaip gaminti, ir medžiagų, kiek reikia darbo laiko. Ir visas tas planavimas viso ūkio sutilpo dabartinės ūkio ministerijos patalpose. Tiesa, ten buvo dar skaičiavimo centras, kuris, bet jie dažnai dar nukrypdavo į lankas labai, tai tekdavo viską ir rankomis. Bet yra, priežastis yra jūs teisingai viską sakėte. Bet aš priejau išvados, kad kitaip ir negali būti toj sistemoje, kurią sukūrėm. Nes sukūrėm parazitinę demokratiją. Kur yra, visa demokratija, partijos vadovauja, partijos žmonės išrenka. O kas tose partijose, o kas po to partija eina? Partijos patenka, ūkis nekonkurencingas, darbo vietų trūksta, ateina į partijas, įsirašo, kad ateina dabar net jauni žmonės. Priimkit mūsų partiją, duokit darbo. Reiškia, tada ateina partijos į valdžią, taip, reikia prisimti žmonių. O kaip reikia priimti? Reikia arba išvaryti darbą, arba tatus duoti papildomai. Ir taip šitą parazitinę demokratiją
Jį užpildo vis naujas nišas. Reikia žmonėm darbo. O kur dinti? O ekonomika nekonkurencinga ir jūs gerai pasakėte, rizikinga. Ir žmogus, pavyzdžiui, vienaip jis jautėsi dirbdamas ministerijų, kad yra eilinių darbą, kitam kokiam UAB tave bet kada. Pupt, išmes, neišmokės atlyginimo, tyčia subankruotis ir toliau. Štai yra trauka į valstybės tarnybą. O jeigu tokia yra valstybės tarnyba, o kodėl nepagalvo, kad mes klaidą padarėm, kad mes taip į laisvą rinką iškart nušokom? O kodėl valstybė nepasilikti ir ekonomikos funkcijų? Ypač kuriant tokias, sakysim, stambes įmonės, kurios kooperuotųsi su kitų valstybių įmonėmis. Mūsų verslas nepajėgus yra. Tai mes nesam laisvoj rinkoje, tik tai vainieniškoj laisvoj rinkoje. Ne, nu tai čia mato, korto rinkoje. Paskelbta laisva rinka ir visi reikia valstybė daug darbo vietų. Stašaitis. Palaukit, tai iš kur valstybė daug darbo vietų, jeigu paskelbėm viską tik privatus gali normaliai tvarkyti. O viską valstybė buldorai daro. Iš kur valstybė darbo vietų? Įkūrėm ministerijos socialinio darbo komitetas kažkoks, kur, kadangi alternatyvios problemos įdarbinti nebuvo. Buvo rasti gerą specialistą, kuris gerai dirbtų. Ir, pavyzdžiui, buvo taip, išvarai iš vienos gamyklos išvaro žmogų, iš karto išeina į kitą gamyklą. Dar gauna daugiau. Dar gauna daugiau. Reiškia, štai visiškai pasakyti, o ką gali darbo socialinė ministerija? Nagi nieko, tik pašalpas. Pensijas skaičiuoti. Programas kurti kažkokias visai negyvas ir skaičiuoti. O dar sodra ištisa. Aš nesivaizduoju, buvo tų dirbančiųjų, buvo 1,7 milijono. Dirbančiųjų buvo. Ir suskaičiuodavo į tas visas pensijas ir viską. Ir kompiuterizavimo nebuvo. O dabar, tai aš prieinu išvadą, sukurta parazitinė demokratija. Ir, pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį pačios valstybės valdyme ir konstitucijos įrašyta. Pas mus, kaip žinot, labai džiaugiamės yra prezidentūra, vyriausybė ir Seimas. Sako, pat yra valdžių padalymas, konkurencija tarp valdžių, taip. Ir tai labai gražu, viskas skaidru, demokratiška, viską. O aš žiūriu. O atsakomybė kieno nors yra? Ne. Va. Prezidento atsakomybės nėra, jam tik tai tokia politinė atsakomybė. Vyriausybės atsakomybės nėra politinė, Seimo atsakomybės nėra politinė. Visi svertai neva yra ir nieks už nieko neatsako. Vyriausybė pati daro ir pati tikrina, pati skaičiuoja ir pati neatsako. Toliau paaiškinsiu, kada reikalas. Dabar reiškia, žiūrėkite, Seimą išrenka į rinkimus neateina 50%. Kažkur. Gauna daugumą, tai yra 25 plus 1. Formuoja vyriausybę. Reiškia, tik 25% atstovauja visos tautos tų Seimo narių. Toliau kur įda. Seimas formuoja vyriausybę. Seimo dauguma formuoja vyriausybę. O iš ko formuoja? Iš savų. O paskui tuos savus prisipildo aparatas valstybės. Ir sauga Seimo dauguma su vyriausybė ir aparatu. Tie patys tada viską šeima. Viskai. Padarsta klanu. Uždarų klanų, kurie tik rūpinasi savo egzistenciją. Štai va čia jau įdėta konstitucijai parazitinės valstybės principai. Dabar sakau, toliau tokia lokia išvada. Visgi autoritarai arba diktatoriai yra labai sveikas dalykas. Bet iš karto, kai aš tai sakau, visi įsivaizduoja Staliną, kuris trėmė, sodino į kalėjimus. Aš turiu, autoritatas, diktatorius turi valdymo aparatui būti. Kad kiekvienas valdininkas žinotų, kad nebus kaip dabar visos trys grandys už nieko neatsako, nieko žinotų. Pridarysiu, kai pasakysiu, pats nieko nežinau, ekspertus samdykite, kur reiškia terminalą statyti. Velniop, nereikalingi. Vat štai drosniai, todėl mano galva, kad išgyventi parazitinės valstybės funkcioną pirmiausia. Nereikia mums atskiros prezidentūros. Reikia, kad demokratiškai išrinktas prezidentas ir formuotų vyriausybę. Prezidentinis valdymas. Ir ne vienas Seimo narys neturėtų teisės dirbti kitose pareigose, kaip tik būti Seimo nariu. Bet jeigu iš tikrųjų ateina į Seimą kvalifikuotas, kuris konkrečiai ministerijai gali efektyviai labai vadovauti, atsisako Seimo nario mandatą. Ir išeina vyriausybėje. Prezidentas suformuoja vyriausybę
ir dirba. Seimui paliekame tik įstatymų leidybės ir kontrolės funkcijas. Va čia jau klano nebėra, nes prezidentas formuoja vyriausybę. Jau dar vis tiek ateisim antrą ratą, aš labai... Tai aš jau noriu. Šitos parazitinės neįveiksime, čia jūs galim šnekėti, dėjuoti, verti ir taip toliau. Vis tik tai gerai kalbėt, visiems žmonės susijęs su ekonomika, o čia turim Vytauto asmenį turim tokį sielų specialistą, rašytoją. Ir žiūrėkite, ar čia būtinai turi atsitikti kažkoks tai kataklizmas, kad vėl nugalėtų sveikas protas ir valdžioje atsirastų specialistai. Vat aš labai mėgstu istorinę dokumentiką ir vat paskutinis, kas man užkliuvo, kada sąjungininkai karo pabaigoje čia labai intensyviai bombardavo Vokietiją ir niekaip negalėjo jos sutriuškinti. Pasirodo, ten išgaudėm galų galę tą, kuris vadovavo ekonomikai, tai sako, kokį tu čia stebuklą sukūrei. Paprasčiausiai, sako, išmėčiau visus ginklų gamyklų partinius veikėjus, sustačiau specialistus ir plius viską po žemę pakišau. Ir sako, ir atsilaikėm. Vat būtent prieš tokią didelį jėgą, tai kas turi atsitikti Lietuvoje, kad vėl nugalėtų sveikas protas ir specialistai atsiliktų? Nu, per sunkus turbūt klausimas man, žmogui iš šalies. Nors Juliaus klausydamas iš tikrųjų įsigandau, kad čia reikės mums kokio tai ieško diktatorius ar monarcho ar visagalio prezidento. Specialistai be abejo yra svarbi turbūt grandis ar jėga. Aš esu humanitaras ir turėjau jau, sakoma, užmiršti viską, ką žinojau apie inžineriją arba štai specialistus, bet savo laiku aš esu rašęs ir tokį mokslinį darbą, daktaro disertaciją apie inžinerijos kūrybos, ten tokias galimybės. Susipažinau su Veblino ir kitų teorijom, kurios prieš 100 metų svajojo apie vadinamą inžinierių revoliuciją, apie technokratinę revoliuciją. Ir pagal tą jų, tarkim, teoriją mes šiandien, po 100 metų, turėtumėm gyventi jau technokratijos sąlygomis ir būti laimingi. Kaip matot, nėra tos technokratijos, atvirkščiai mes galvojam, kad jos dar per maža. Tai, kad specialistai reikalingi, kad be jų čia mes turbūt ir tos valdininkų kažkokios tos armijos nepagerinsim, tai aš labai pritarčiau. Bet kaip optimizuoti, kaip šitą dabar mūsų tą visą monstrą, tą valstybės aparatą, kaip pagerinti arba sumažinti, mes sakom, mažindami turėtume ir gerinti. Tai štai prisimenam prieš 20 metų, kai ten mes sovietinius kokius administracinius kokius monstrus pertvarkinėjom. Aš irgi tada rašytojų sąjungoje ten buvau ir griebiausi kokios reformos ir man labai pasisekė. Ir aš perpus sumažinau savo kolegų dirbančių mūsų ten tokioje visuomeninėje organizacijoje tą skaičių. Pasielgiau panašiai kaip dabar generalinis prokuroras Valys, atleidau net vairuotojus ir pats vairavau. Tai yra juokingi, ko gero, tie mūsų ten tokie bandymai, bet jie tuo metu atrodė svarbus ir reikšmingi. Bet dabar žiūrėkit, kas atsitiko. Atsitiko taip, kaip turbūt turėjo atsitikti. Nes valstybė yra sudėtingas toks organizmas, institucija sudėtinga, žmonių jį turi turėti, kurie ją valdytų. Ir problema, matyti, yra tik tokia, kokie tie žmonės čia turėtų būti, ar jie yra geri specialistai, ar jie geri tarnautojai, ar ne. Ir visokių turbūt čia buvo, bet mano akimis mes valstybę įsivaizdavom, ir jie iš tikrųjų tokie yra, kaip labai didelė ir inertiška mašina. Ir jie dabar jau paleista ir jie ginasi. Kaip čia buvo ir pasakyti, štai tie skaičiai, kuriuos čia išgirdau, lyg 10 000 per 3 ar 4 metus sumažėjo ta valdininkų armija, bet neužimtų laisvų kažkokių etatų liko. Kodėl? Todėl, kad tokia struktūra, ji yra tamsi jėga, ji neperšviečiama, ji save gina, kaip ir visos biurokratinės, tos institucinės kažkokios jėgos. Tai kaip peršviesti ir kaip dabar patikrinti, ar tie visi darbuotojai yra reikalingi, ar jie dirba savo darbą, ar tinkamai dirba, iš tikrųjų yra nelengva. Mano giliu įsitikinimu daugiausia rezervų, ko gero slypi, kaip jeigu būtų to saulėlydžio kokios komisijos,
jeigu mes bandytumėm tikrinti tokius tarpdalykinius, tarp institucinius kažkokius tokius laukus, ar ne? Nes ten yra vietos, kur prisidengia, pasislėpia. Ypač štai dabar, kai mūsų jau šalis ar mūsų valstybė, taip, valstybė, ne? Esam šiek tiek jau prižiūrimi ir Europos Sąjungos, tai daugelis dalykų... O ten kokie bus parazitai, žinokit. Jau nusprendžia tenai. Ir daugelį dalykų mes tik patvirtinam arba, kaip sakoma, pritarėm. Tai mes jau nepriimam sprendimų, vadinasi, kokio čia specialisto tada reikia. Nebereikia tokių specialistų. Aš prisimenu, kad kai kurios gal ministerijos ir mumis, tokiais kaip aš, rašytojai, ten dailininkai ar kas, tos nevyriausybinės organizacijos savo laiku irgi šiek tiek tai prisidengdavo. Mes įstatymų projektus kūrėm tenai ir autorių teisių gynimo ir kitus, ir mums labai net nedėkojo už tai, mes tiesiog padarėm, kaip tas mauras. Klaidą darydavom. Ir išėjom, reiškia. O matyt, turėjo jie dirbti tą darbą. Tai štai atsiranda galimybė toje didelėje valdininkų kažkokioje toje erdvėje simuliuoti tą aktyvumą, veiklumą. Ir simuliakrai tai yra šiuolaikinės kultūros tiesiog tokia tikrovė. Sunku pasakyti, kas yra kas. Ta tikrovės problema tai ne tik valstybės kūne, bet ir kultūros ir visur kitur yra labai svarbi. Vadinasi, daugybė tokių imitacinių veiksmų. Ir aš iš tikrųjų dar čia pridurčiau dar tokį sakinį, kad esu kažkur skaitęs, kad mūsų valdininkai, čia jau mokslininkai geriau turbūt už mane pasakytų, kad jie buvo patikrinti, atliktas kažkoks sociologinis tyrimas ir kad jų kompetencijos, jų kvalifikacijos, jų statusas yra maždaug toks ir net geresnis nei ES vidurkio. Kitaip sakant, mūsų valdininkų armija yra kvalifikuota, kompetitinga ir taip toliau. Tai aš nežinau, ar reiktų džiaugtis, jeigu taip ir yra. Aš galvočiau, kad kaip tik tas standartas, kurį dabar Europa mums siūlo ir pagal jį mes čia sprendžiam, kas yra ko vertas, pavyzdžiui, moka kalbą tenai, dar kažką važiuoja, parveža iš Briuselio mums kokią instrukciją, kurią galėtų gal ir atsiųsti kažkokiu elektroniniu būdu. Tai aš manau, kad turėtumėm, jeigu būtumėm kažkokie savigarbos turintys, turėtumėm patys kurti kokį tai nacionalinį kažkokį tą valstybės valdininkų, tarnautojų, apskritai valstybės tokį kažkokį tai statusą. O jau tada jau prašau, žiūrėkim, gal va čia ta revoliucija, apie kurią jūs sakėte, Jūs aš taikiai siūlau. Paskui bus revoliucija. Dabar žiūrėkit, šitas Vytautai, palėtėm tą ES temą ir mūsų buvimo ten ES. Norėtus pakalbėti apie, kiek čia esama mūsų pačių tokio, pasakyčiau, kvailumo, kiek čia yra, juk stojant į ES visą laiką buvo nuolat deklaruojama, kad ES valdininkų išaugs. Aš netgi domėjausi, netgi radau tokius paskaičiavimus, kad faktiškai pagal ES, taip, jeigu lyginant, tai mes dar jų nedasivėjom patais valdininkų skaičium, kad mums dar reikia ir didinti tą valdininkų skaičių. Ir lyg tai buvo tendencijos aiškinamos taip, kad štai augant technikos pažangai, atsiranda tie nereikalingi žmonės, jie randa kažko užsiimti. Antras dalykas, tie vakariečiai, jie tų juodų darbų nelabai nori dirbti. Jie ten mūsų medikai šluojantys gatves kažkur tai vakarų miestuose atlieka tos juodus darbus. Ir tada, kad automatiškai turėti kažko užsiimti, jie kuria tas valdininkų struktūras, niekam nereikalingas, lyg tai prisidengiant savo kažkokiu tokiu išskirtinumu, susireikšminimu. Kiek čia mūsų pačių, kiek iš Europos įtakos yra? Tai aš pasakyčiau taip, kad iš tikrųjų pasaulinė praktika yra labai įvairi, o ES mes suprantam kažkokį kaip vienalytį darinį, bet iš tikrųjų ten yra labai skirtinga praktika, jeigu žiūrėsim ir valstybės valdymo prasme, ir valdininkų skaičiaus, ir apmokėjimo jiems už darbą ir panašiai. Tai tarkim,
be jokios abejonės, jeigu mes įsivaizduojam ES valdymo struktūrą, tai iš tikrųjų labai išpūsta ir ta tradicija ateina ir pas mus. Kita vertus, iš kitos pusės mes galim sakyti, kad žmonių visuomenės gyvenimas sudėtingėja, atsiranda vis naujų funkcijų ir liktai jas reikia kažkaip tai koordinuoti, valdyti ir panašiai. Ir dar vienas aspektas tai būtų pasakyti, kad būtent toks skaičius yra optimalus. Labai sudėtinga ta prasme, kad iš vienos pusės, viena vertus, reiškia, liktai tai būtų susitarimas tarp visuomenės ir kiek jinai tų funkcijų deleguoja ir kaip, kokiu būdu tas viešas sektorius tas funkcijas vykdo ir tada, jeigu tos funkcijos yra reikalingos, kaip, pavyzdžiui, švietimas, ten mokslas, sveikatos apsauga ir taip toliau, tai jos turi būti pakankamai kokybiškai gyvendintos ir jos turi, reiškia, tos sritys turi būti valdomos ir mes iš tikrųjų norime turėti ir kokybišką gydymą, ir mokslą, ir švietimą, ir mokymą, ir taip toliau ir panašiai. Ir tai liktai ir būtų pagristas tas valdininkų skaičiaus didėjimas. Bet kita vertus, reikia kalbėti apie tai, kad atsirado daug naujų technologijų, kad vis pats internetas, reiškia informacijos perdavimo, apdorojimo sistemos įvairiausios, duomenų tvarkymo ir todėl to rankinio iš tikrųjų darbo liktai nereiktų. Tai čia įsijungia dar vienas toks aspektas, kaip būtent, tai, kaip sakykime, kad tai yra, kaip kolega Julius sakė, kad tai yra iš tikrųjų jau formuojasi tas parazitinis sluoksnis ir tai tampa tradicija, reiškia dirbti, reiškia valstybės tarnyboje, kaip yra ir prestižo reikalas, ir karjeros galimybė, ir socialinės garantijos. Ir tai nėra Lietuvos fenomenas. Pavyzdžiui, Vokietijoje, aš tiesiog pasižiūrėjau, kokia yra patirtis. Tai tarkim, Vokietijoje pagal įstatymą valstybės tarnautojas gali dalyvauti politinių partijų veikloje ir siekti parlamentinės karjeros. Tai yra nekas kita, kaip, reiškia, turėti išteklius visus ir tokiu būdu tu esi tarnautojas ir darai karjerą. Labai panašiai yra Prancūzijoje, Italijoje ir faktiškai elitas, reiškia, politinis elitas, tai yra atskira kasta. Jinai valdo didžiulį informaciją resursus ir tokiu būdu, reiškia, dalyvauja politinėje veikloje ir gerina savo asmeninio gyvenimo rodiklius, reiktų taip sakyti. Gerų pavyzdžių čia galėtų būti, tarkim, Švedija. Jau šiek tiek ta tradicija išsigimsta, ten yra politinė karjera atskirta nuo administracinės karjeros ir laikoma, kad liktai tuos dalykus nereikėtų painioti, bet kadangi nuo 76 metų su atskirom pertraukom, reiškia, valdžioje buvo socialdemokratai, tai kaip nekaip atsirado simpatikai, kurie irgi ieško tos šiltesnės vietos ir ta gera tradicija liktai dingsta. Dabar dėl ministerijų skaičiaus, tai pas mus tos ministerijų skaičius atrodo pakankamai didelis, bet tarkim, to Švedijoje yra 13 ministerijų. O pavyzdžiui, tokia Šveicarijoje yra 7, bet tos ministerijos yra apaugusios didžiuliu instituciniu tinklu ir didžiausias valdininkų skaičius ir Lietuvoje taip pat yra būtent savivaldos lygmenyje, nes vyriausybė dar jinai yra pakankamai, kaip sakyti, visuomenės kontroliuojama, stebima ir Seimas ir vyriausybė ir todėl kažkokia kontrolė yra. O savivaldoje, tai tada, bandant priartinti tas paslaugas prie žmonių, liktai ir siekimybė gera, bet tų įvairiausių reikalingų, nereikalingų pareigybių atsiranda ir jos kaip taisyklė būna užimtos tėvų, draugų. Tas savivalda dažniausiai nelabai panašiai. Albertai, bet čia dabar Jolanta paminėjo visą šitų tokių funkcijų, kurios yra socialinės funkcijos, tą ką išvardino, ir ten tų valdininkų įsigalėjimas, jau čia aš nežinau, kaip čia jūs pakomentuotų, kada ten pradeda kalbėti apie funkcijų švietimo privatizavimą, kada švietimas prilyginamas, sakykime, paslaugos davimui. Aš jau čia matau, kad yra tragedija, ir tas laisvos rinkos institutas, tai čia kažkokia tai vos ne nusikaltėlių organizacija. Juk yra socialiniai dalykai, kurie negali siekti pelno, ten yra. Ir va čia yra baisiausia.
baisiausia, man atrodo, aš supratau, Gediminai, man atrodo, kad du dalykai. Apie tas investicijas, kur mėgsta kalbėti, ir kuo kvailesnis žmogus, to jis geriau įsisavinę žodį investicija. A jeigu dar žino plyno lauko investicija. Dar inovacija. Dar inovacija, dar inovatyvi investicija. Tada viskas gerai. Bet jis niekad nepagalvos. Buvo toks šposas. Spaudoj rašė, atrodo, Respublikoje, kad apdovanotas buvo organizacija, kuri daugiausiai darbino žmonių. 70 darbino, 300 atleido. Pagalvoju. Tai dabar daleiskim, jeigu mes pagal tą prisę, dabar investicijos. Man atrodo, kad viena didžiausių investicijų tai yra mokslas, švietimas ir kultūra. Tai čia yra tikros investicijos ir čia davėm kultūrai, davėm kažkam tai. Ne velnė nedavė. Čia valstybė privalo, kaip valstybė privalo elektrinę statyti pati, tiltą didelį, kur brangiai kainuoja, kur atsipirks po 50, po 30 metų, taip ir į kultūrą. Tokį pavyzdį, gal jums įdomų pavyzdėlius, radau tokį dalyką. Mongolija, turbūt žinot, labai Julius turbūt tikrai žino, šiemet, pereitais metais 9% saugo. Baltarusija žino. Baltarusija gerai. Va, ir dabar šiemet žada augt 17-16%, daug iškasenų yra žaliavos brangsta, ten darbo jėga pigi. Ir dabar tokį dalyką, jie ten bandė padaryti finansinę Airiją, ten pabandė kažką jam padaryti ir airis, kaip ir airis, nebūtų kaip ir lietuvis toks panašus. Greit prisitaikė ir čia pagal tas kuopelės, pagal tas tautinius dalykus, kaip jie nori, ponas Hanas, taip ir daro jam. Bet kažkas ten vis tiek, ta Čingis Hano palikonė, supranti, vienam šovė galvą, išvaikė tos veikėjus pietų korėjiečių už $14 milijonų, apsėmė paleist tą visą sistemą ir tvarkyti. Airis išvarė iš oro susiekimo, iš lėktuvų verslo tą visą. Tai aš dabar taip sėdžiu ir pagalvoju, pradėjau juoktis. Tai palaukit, gal mums taip reikia padaryti? Pas mus blogai su teisėsauga. Kodėl mes perkam krepšininkus, mokam pinigus? Nusipirkim kokius 3 prokurorus, kokius 5 teisėjus. Šlubus vokiečius. Aš nesakau šlubas, tai nesakau su kiek automatų jie turi tai. Bet ne, baisu, kad mes darysim iki to dalyko. Aš sutinku, kaip kolegė sakė, štai tuos visus daug tokių papildomų dalykų yra. Betgi visam sviete būdavo toks žodis fondograža. Įdėgiau aš kokią nors staklę. Daug man žmonių. Turi būti pridėtinė vertė padaryti. Pridėtinė, ne, tai ir dabar pridėtinė vertė yra šventas dalykas. Tai dabar jeigu daleiskim, aš įtiekiu 10 kompiuterių, tai kur tos 4 moterytės, kurios liko, bet man nebereikalinga tų skaitliukų. Taip ar ne taip? Tada daleiskim, mes ir reikim tada į mediciną. Dabar medicina. Pagal konstituciją medicina yra nemokama. O jau paslaugos gydymo mokamos. Ir kas gali paneigti? Все законно. Už paslaugą reikia mokėti. Tai va, tai tie žmonės, jeigu čia būtų gaspadoriškas gaspadorius, tai va, čia atsilaisvina, taip ir taip. Jeigu ten medicina, eik, žiūrėk prie ligonio, eik prie to, mes vis tiek ten pinigus metam. Tai va, man tokie dalykai tai baisus daros ir aš pavyzdžiui, tiesiog jau vis tiek, tai gerai, kad man dabar tiek metų, bet tams dar reikės dar gyventi. Nes čia su Juliau metai kiti liekam gerojų. A jūs ką darys, ten tos Lietuvos bėdos, kaip peliukai sako? Vat ir stenkitės jūs daryti. Tai vat man tas ir baisu, kad daleiskim iš tos Europos, bet kiekvieną kartą Europą, kiek galim kalbėti. Antras dalykas, dar šviežias pavyzdėlis. Minties galiūnas Baukutė tokius dalykus padarė. Tai dabar galvokit, padarė vaikučių pervyniojimo kambarį. Ar ne? Tai dabar, niekad nebūna, kad jis būtų. Tu galvoji, Jonas Milleris neduosgi žmogaus, ten tie užsiemite žmonės. Reiškia, dar reikia 2 etatų. Kad atidarytų, kad pavalytų, kad pašluotų, kad pakeistų ten kažką tai. Budėtų dar, kad neteitų išgėrus su vaiku, su 2-3 vaikai po pažastim. O ir jums pavyzdys tokie dalykai, kas darosi. Dabar tu įsivaizduok, Anglų parlamento lordų rūmose ir tau būtų vaikų vystymo kambarys padarytas. Juokinga, ne? Tai tokių dalykų kiek galim padaryti. Dar baisiausia. Ir čia pats baisiausias dalykas, kaip Julius sakė, aš gal to žodžio taip parazitų nemokyčiau, bet dabar jie gyvena nuo pusėje tvoros. Ir visai nieko nebijo. Jeigu, kaip buvo blogai prie Sovietų 88 metais tenai Terlecko moterytė su ridikuliukais taškė tos milicininkus, kaip norėjo mušė visur. Ir ateidavai tu ir aš po 100 000 į tuos,
Tai dabar, kur dabar tu gali ateiti 15 į balą tave, iš 15-20 žmonių. Ir dar nusipirko patranką, kur su vandeniu tave ir mane šaudės, kai mes naisim. Tai va tie dalykai visi, kad mes galim čia labai gerai, kad tik Respublika rašo. Pažiūrėkit, kas daugiau tas klausimas rašo. Parodykit, kas, nors vienas Lietuvos žinios rašo. Lubys dar iš pradžių, kad Dubodarbomis sakė, dabar sako, ten jis žadėjo dar užsuk tokį dalyką, grinai per pramonės prizmę, per tos biurokratus, išleido tokią knygą. Ant vargšo verslininko 36 maitvanagiai. 36. Ar galite įsivaizduoti? Ir dar dinosaurai kokie 5. Tenai, kurie prie pat to verslininko. Tik atsidariau aš kokią nors tenai 5-6 savo žmonių kepiklėlė. To energetikas. O kodėl čia nėra įtampos, kodėl čia nėra to sanitarnė? Ar čia žiūrkės išnaikinai? Kur spravkė? Ar pelės išnaikintos, ar blūsų nėra? Va. Tai va, daugiau nieks nerašo. Man atrodo, taip gerai. O kas gali rašyti tą žinias? Nu, kas rašys? Dabar pabandykime nueiti televiziją. Nu, Vilniam tam Siaurusevičiui reikalinga tokius dalykus daryti. Man tai siūtas toks įma. Atsivežiau iš Japonijos tokius ekonominius dalykus. Julius 7 valandų ciklas, kaip Japonai po karo išlindo. Dingo. Daviau, sakė, padarys, tai dingo. Kur jie dingo, kam pradengino ir kaip žioplys padavė ir viskas nėra. Tai va, norim gerai gyventi, o dirbti nenorim gyventi. Taip pat jau sėdim, tylim. Ir viso gero. Dabar dar toks dalykas, paskutinis irgi su kadrais. Kodėl dabar daleiskim pas mus, Julius pasakės, jūs pasakėt specialistą, valdininkai kaip valdininkai, bet mūsų specialistai paruošimo sistema buvo velniškai gera, ypatingai medicinos, ypatingai inžinerijos. Ir kitur, ekonomikos buvo. Ekonomikos, jo, finansų tarp kitko, nors ir buvo ta finansą kitokia buvo. Bet pažiūrėkit, ką šiandieną. Šiandien vien tik vadybininkai. Raskit, nors aš pats esu inžinierius mechanikas. Klausiu, kodėl, draugų profesorių, kodėl, sako, niek nemokytis. Kodėl? Sunku. Reikia daryti brėžinius, reikia daryti apiūras, kirtimus, visokie laboratorinius darbus. A ką, nueina vadybininkas, ką kalbėti? Matematikos. Matematikos 5 semestrai, braižumo geometrija, tipinė mašinų konstravimas, projektavimas. Va, kur yra. Ir dabar, kai dalies mis ateina paskui į fabriką, tai o Kunčinai, aš sakiau, Jonas Kunčinas sukūrė pirmą verslo mokyklą. Sako, Jonai, tu žinai, kad tavo tenai didžiausia lodarė yra. Matai vieną kartą internete buvo. Pramonės konfederacija parašė skelbimą. Reikalingi tam tas. Iš Kunčino mokyklos prašom nesiūlyti. Suvokit mintį. Jis gyrėsi, pirmam kursė pas mane dirba visi. Tai kada jie mokosi? Jie tarptautinio verslo. Tai žinom, dar ten aš dar prikišau nagus, kad jie ten įsikurti, bet galvom, kad bus normalyva. Kaip laisvos rinkos institutą irgi įkūriau. Su Glavecku ir su Vilku. Kas iš to? Kad būčiau žinojęs. Aš taip numačiau, kai Glaveckas su Vilku ką darė, tai aš tokiu rezultatu tikėjau. Tai va taip trumpai, bet vis tiek tai labai ir kad naudojas tokią progą. Tikrai rašykit respublikonai, kaip nors daugiau rašykit, ar dar kaip nors kvieskit. Mes jau prisidėsim, kviesim visus. Reikia rėkti, kito kelio nėra. O ką daugiau daryti? Kad galėtum prie jo prieitėm teikštelėtumėm į nosį kur nors kompaniją. Bet jie niekur neina, kur aš einu tas kompanijas. Nėra jų. Nu, ant juoko taip gali būti, žinai. Bijo. O dabar šitas, Julio, mūsų šiandien straipsnis išeis penktadienį, kaip tik būsime šventę vasario 16 ir turiu namuose ten 38 metų, nepriklausomybė 20 metų perspausdintas leidinys. Nu ir gražu žiūrėti, va, ten vienu žodžiu, kiek užaugo mokyklų, kiek energetikos. Ir dabar va, kažkur Liepos vidury bus vėl toks pats laikotarpis, kiek tarpukaryje egzistavo Lietuva, jeigu skaičiuoti nuo kovo 20 metais. Ir jeigu dabar išleis knygą, ką mes rašysim, griovėm kolūkį, sugriovėm kaimus, ar iš viso galima pas save valstybei, normaliai masant, privatizuoti infrastruktūrą, energetikos sektorių. Bet bažnyčių tai turim. Incidentokų ir kokiu tik nori. Tai pakomentuokit, kas čia vis tik tai buvo? Mūsų tas darnumas tikėjimas vakarais ar šeimininko jausmo? Aš kadangi noriu patikslinti, parazitinę demokratiją vadinau, aš vadinu ją pačią sistemą, bet ne valstybės aparatą vien tik tai. Nes man teko dirbti aparatė, galiu pasakyti taip. Mano dar laikais, kai dirbu, buvo daug kvalifikuotų žmonių ir jie bėgo iš ministerijos. Aš negalėjau prikalbėti, nes sakė... Į fabrikus. Į verslą. Ir jie sakė, gerai, tu esi gerai, sutikčiau dirbti, o kas po kiek tu būsi klausimas? O nežinau. O kas ateis kitas?
O jis tada buvo pavadinti tie, kurie dirbo ministerijos, parazitai, biurokratai, nieko nežinant, skengis taip toliau. Žmonės išlakstė iš jų, likdavo tik tas, bet ir čia ne viskas. Net ir paskui, pavyzdžiui, sustinki ministerijos, kuris jau seniau dirba ministerijai. Ateina su kažkokiu ten paaiškinimu, kad įstatymai taip duodušias pasišnekė. Šaiposi iš tai, kai jis pasiūlo. Bet jis bijo viešai tai pareikšti. Nes visada labai priklauso viso aparato veikla, kokia galva yra. Jeigu galva durna, aplink apsistato tokiais ir visi kiti pajunta, kad jam reikia pataikavimo, jam reikia links nedaugdėje pasakysiu. O kad turi būti diktatorius ministras, aš nieko nebejoju, nes pats tikiu. Aš buvo taip darau. Ar ne premjeras turi būti diktatorius? Ir ministras, ir premjeras. Bet taip turi būti. Vat pas mane buvo kolegija. Šnekėkit viską, ką norit. Davai išdiskutuoti. O paskui pasakau, gerai, išklausiau, ačiū, o darysim taip. Ir tada duodi komandas, ir žmonės tada žino. Vat reikia, o kaip? Žiūrėk. Ir tada nežino nei aparatas, kaip dirbti, kur keliuojat ir blaškus. Todėl yra tas vienas. Bet dabar dėl tos Smetonės Lietuvos, aš savo senelę žodžiais, kuri buvo beraštė. Sakė, iki 26 metų, tai mažai, kad ne. Nei darbo nebuvo taip kryptingo nieko. Statė varą, bet ne tik atsumo, bet nebuvo. Jau sako, 26 metais įvyko perversmas, atėjo Smetona, baigėsi pliurpalynė. Prasidėjo darbas. Jeigu naidavai, kur į tipo apylinkę, tada buvo ne apylinkės, kaip seniūnijos, naidavai, tai iš karto tave aptarnauja, o mano dėdė buvo savanoris. Tai jis sakydavo taip, kai aš einu į neapylinkį seniūniją mokėti mokesčių, aš visada kišenį nešuosi pistoletą. Ir nedaug dievė, jie mane pradės stumdyti, aš jiem parodysiu. Vat buvo kažkaip tai žmogus, jautė save garbingai uždirbantis pinigus, atiduodantis savanoriškai, savarankiškai tai, ką priklauso valstybei, bet tu jo nepastumdysi. Jis galėjo viską. Tai į todėl 40 metais, kada atėjo jau tarybinė armija, rusai pats vadino Mažoji Amerika Lietuva. Atsimenu, mama pasakojo, vyksta šokiai, tos karininkus moteris nusirinko apatinius tos, tokios europiečius. Jie atėjo šokius su apatiniais. Tai visą, jo simą, prunkštymą, bet paprasčiausiai to nebuvo. Taip nebuvo. Prie sovietų. Paskui sakė, duoda man 10 litų nupirkt barankių iš karininko šeimą. Aš sako, atneša jam maišą. Jis žiūri nustebęs. Kaip gali būti tiek mažai pinigų, tiek buvo. Taigi Lietuva buvo didelis pasikeitimas. O dabar paveldėjom 90 Lietuvą mokslo aukšto lygio, švietimo, sveikatos apsaugos, ekonomikos aukšto išsivystymo, valstybė, kurioje ubagų praktiškai nebuvo. Nebuvo turtuolių, bet ir ubagų nebuvo. Ką mes per 21 metus padarėme? Tuos objektus geriausius, kurie maksimalią naudą duoda, pardavėm užsieniečiams. Ir svarbiausia, jeigu tezė buvo, kad tik privatus gerai tvarkosi, bet juk mes telekomą valstybinė įmonė Suomen. Statoilas valstybinė. Statoilas valstybinė, Mažeikių naftų Lenkų valstybinė įmonė. Jūs suprantat, mes patys tiek paniekinom save. LD bankas valstybinis. Kad liktai mes kaip valstybė negalime valdyti savo įmonę, o štai Lenkų, Švedų arba kitų vokiečių valstybinės įmonės gali efektyviai valdyti Lietuvos įmonės. Absurdas, tokios durnos valdžios. Tokios, nežinau, kaip elito. Tokio kvailo elito per visą Lietuvos istoriją nebuvo. Būdavo Vytautas parduoda ten Žemaitiją, nes Žemaičiai, žinai, iš Kireikijos paauglė. 3 kartus. Visada. Bet vis tiek paskui atsiimdavo. O mes kai klimpom, bankai, bankų sektorius, kuris lemiamas rinkos reguliavime, nebepriklauso niekas Lietuvai. Net centrinį banką surišom su pririšimu. Taigi mes patys palaidėm jau paskelbėm nepriklausomybę, nusigandome ir pradėjom ją laidoti. Juk ir Europos Sąjunga, girdėmi, ko stojom? Stojom iš baimės, kad bus vėl okupos. Ne to, kad partnerius surasti, iš baimės. Jūs pasakykite, ar gali bailus nusigandęs žmogus ką nors gero padaryti? Jis bijo.
Todėl aš visada tada sakiau, pirmą pagyvenkim 50 metų kaip nepriklausoma valstybė, suvokime savęs šitam pasaulyje, suvokime partnerius visus ir tada galime eiti į sąjungą. Bet ir Europos Sąjunga. Jeigu nebūčiau nuvažiavęs vieną kartą dėl atominės... Tai visą tavo draugai dėl atominės gyra, nu? Palauk, jeigu būčiau nenuvažiavęs dėl atominės, sakyčiau, kad Europos Sąjunga viską diktuoja. Iš visos imperijos diktuoja. Bet Europos Sąjunga, atleiskite, visgi yra nebe tas diktatas, kuris sakydavo, mano karinė jėga stipriausia, aš diktuoju. Ten visgi diktuoja, bet subtiliai ir tu gali teisę, jeigu esi protingas ir argumentais gali apginti save. Tikrai gali apginti. O aš nuvažiavau dėl atominės pratęsimo. Žinoma, nekalbėjau labai diplomatiškai, nes aš labai moku. Aš pasiėmiau skaičius, jie man ten paplėpė apie ten pavojus, aš jiem sukalu, sakau, pirmiausia pas save užsidarykit, o tada pas mus elektrinė ir duodu skaičiais. Ir žiūriu, kad jie raitosi. Kitas Ferhoigenas. Sėdė, reiškia, aš išdėšiau savo pažiūrų, jisai, negalim niekaip. Sakau, palaukit, bet sutartyje yra punktas, kad jeigu bus sunkiai, po to seks ekonominiai sunkumai, galima persidaryti dėl pratęsimo. Jis iškart savo sekretorė, labai graži sekretorė, eik pažiūrėti, negali būti, sako. Daina sekretorė, taip sako, yra. Tada ir jau Ferhoigenas sako, matom, yra ir jūs galite dėrėtis. 2 kadencijos pramušinėjau pratęsimą. 2 kadencijas. Viena kadencija pritrūko 3 balsų ir visai Rupūžė sugadino viską, kaip komiteto pirmininkė. Komitetas vienbalsiai priėmė pratęsti, pritarti. Pranešėja pagrindinė padarė visai, tai komiteto pirmininkė tą išėjo. Nepritarė komitetas. Aš tada iš pasiutimo iššokau, ką tu išnekas. Tai sako, jeigu dabar būtų svarstot, tai dabar nepritartų, to jau tribūnos. Ir tada 3 balsų pritrūko. Dabar matom pasiekmes. Todėl galiu pasakyti. Ir aš, kai juos pradėjau užlaužinėti, branduolinės energetikos, ten yra kaip jie, ne sekretariatai, skyrius, sakysiu, kaip pagal mus, viršininkas. Malė, aš jį duodu, žiūriu, prakaituot pradėjo vyras, nervuotis, paskui baigėsi mūsų sutikimas, prieina jau tas padėjęs, sakė, tau paprašė pirmininkas perdėti tau linkėjimus ir sakė, da taip išpraustas niekada nebuvo. Ir taip nejaukiai nesijautė niekada. Vadinasi, ir aš buvau rašęs Europos Sąjungos pirmininkams, parlamento pirmininkams, vokiečiui ir lenkui, ir gaudavau iš tikrųjų tokius atsakymus, kad reikia sėsti, diskutuoti, aš dėl pinigų, dėl krizių rašydavau daug ko. Gaudavau atsakymą, o mūsų bėda yra va štai, kur išūkdėme. Pataikūną, bailį, karjeristą, prisitaikėlį. Ir vat jie nuvažiavę, jie pamatė šitos ES lyderius, jiem iškart vadinasi, gal mane pakvies, gal prie vaišio stalo gerą pasodins, gal pagirs, vat kaip Kubilius tą geriausią politiko gavo. Ir todėl ES taip daug diktuoja, bet aš galiu pasakyti, jeigu mes turėtumėm nacionalinės savigarbos valdžią, ypač vyriausybę, su ES daug kur galima būtų susitarti. Jie supranta, esame maža valstybė ir tos normos, kurios tinka Vokietijai, Anglijai, Prancūzijai, Ispanijai ar Portugalijai, jos gali visai netikti. Vat galiu pasakyti dėl 3 direktyvos atskirimo dujų. Paskirstimas atskirai, perdavimas ir tiekimas. Gerbėmėjai, tik užtektų nuvažiuoti ir įrodyti, kad tai savaime tai padidins tik tai kainą. Nes ant vieno vamzdžio kada 3 valdininkai sėdi ir vienas, kur brangiau? 3 kada sėdi. Ir galima gauti, ką Latvija, Estai susitarė, Suomiai, Malta susitarė. Bet mūsų yra tas, kai nemoki valdyti, apeliuoji į patriotizmą ir į praeitį. Praeitis. Reikia mums nuo Rusijos atsisakyti energetiškai. Kaip sakė, jopštvajo paugo. Vienintelė Europai valstybė, kuri turi apsiprūpinimo 100% energetikų ir gali pigiausią energetiką gaminti ir konkuruoti visoje Europoje, mes atsijungti norim. Pasakykite, ar čia reikia, bet kai nemoki valdyti, o yra 10-12%, taip vadinamų dešiniųjų, kurie ne Sibirė kentėjo. Gal Galinas vieną parodyti. Nereikia. Ir ne, tų žmonių yra tokių, tikrai nemažai yra. Ir jiem tą pastovi tą žaizdą
kybink, jis skaudėt pradeda. Net jeigu neskaudėt. Bet Seime tokio nėra. Palauk Seime, bet tie balsuoja už tuos. Šiandien tų atstovai Seime valdo. O kaip turėtų principas būti aplamai. Ir galiu pasakyti, durnystė istorinė buvo, kad mes nemodernizavom Tarybų sąjungą su socializmu, o sugriovėm. O kai sugriovėm, mes kaip atskira valstybė, visos tos pramonės, kur buvo integruota į Tarybų sąjungos rinką, išlaikyti neturėjom ir sukurti greitų būdų negalėsime. Todėl lietuviai toliau bus daug bedarbių, gavę aukštąjį mokslą bėgs iš Lietuvos ir šita valstybė niks. Todėl tik tada, jeigu pasikeis aplinka pasaulio, mano galva keičiasi, nes palakstus ir jūs sakėte, mes kritikuojam visą laiką mūsų vyriausybę, bet aš kritikuoju tik tiek, kad jį iki šiol dienos ir nesuprato, kad jie tik artistai scenoje. Valdo pinigai, o pinigus valdo didelį banką, o visi bankų sistema yra užsienietiška. Kada jie nori, jie gali padidinti palūkanas, sukurti kreditų badą, krizę sukelti, per krizę nušluoti bet kokią vyriausybę. Štai kur mes įklimpom. Čia visam pasauliu taip yra. Gerai, bet dabar vis tik tai mūsų laikas atėjo į pabaigą, aš labai norėčiau, kad Vytautas, žiūrėkit, čia tą, kai išgirdau dabar ir man atrodo, visi matom, kad po 18 metų vasario 16 Lietuva kaip ir būtų sunkiai jinai kilo. Galų galėjo sovietmetis karas, bėda sovietmečio laikotarpis irgi augo ir ekonomika, augo švietimas. Ten yra ir gaunasi lyg ir paradoksas, nes praktiškai už tos geležinės vadinamos uždangos mes negalėjom niekad ten pretenduoti išvažiuoti ir todėl tiesiog tarpusavį rungės, kolūkio pirmininkas vienas su kitu paliečia jūsų sritį, kas pasistatys kultūros namus gražesnius, kas gražesnius artistus pasikės, nes jie tiesiog nesiruošia niekur. O jeigu šiandien mano tėvynė ten, kur aš turiu darbo vietą, nes kaip Julius prognozuoja bedarbigas, aš jau nesu savo žemės šeimininkas, o čia ir prieinami tų atsakymų į mūsų darbą, kodėl tas valdininkų skaičius auga, tai bereikalingų, nes mes šeimininkų neužsiugdėm per 20 metų, ar čia nebūtų. Koks pačio apibendrinimas būtų? Apibendrinti aš turbūt nedrįščiau, bet galvodamas iš tikrųjų apie tą gražią sukaktį, beveik 100 metų, ar ne? Tai tikrai per 1 metus jokia valstybė turbūt nieko nepadaro tokio labai reikšmingo. Tai mūsų atveju padaryta, tikrai negalime pasakyti, kad nieko nepadaryta. Ir per tos 20 dabar, kiek 2 metus po kovo 11-osios, aš kažkada, turbūt prieš 20 metų, esu taip tą 16-os kažkokį tą lyg ir fenomeną apibrėžęs, kad mes po tuo pareiškimu, po kuriuo pasirašė anie dideli žmonės, turėtumėm kiekvienas kasdien pasirašyti kažkokiu savo konkrečiu tokiu darbu, kitaip sakant, tą parašą tęsti ir tęsti. Tai va, tada ką čia Julius sakė. Galėtume mes galvoti apie kažkokią tą ir ministerijos diktatūrą ar vyriausybės diktatūrą. Jeigu mes turėtumėm kažkaip tą sistemą šiais laikais nepopuliarus žodis, nes visi kalbam apie atviras sistemas, apie horizontales, vertikalias kažkokias jėgas, bet subordinacija, hierarchija, jį reikalinga, jį turi būti valstybė. Ir jeigu mes kalbėjom tenai apie kažkokius technokratus, specialistus, tai be abejo, jie vieni negali šitos sistemos sukurti. Čia Vilkas, kiti buvo minimi, matematikai, programuotojai, jiems irgi reikia kažkokių humanitarų, tenai, nežinau, kitokių protų talpos. Taip, jeigu mes valstybėje turėtumėm šitokią kažkokią protingą, subalansuotą tą funkcijų sistemą, tada mes nesakytume, kad valstybė štai to nepadarė. Būtų kažkoks tai svarbiausias jos tikslas. Čia mes prasitarėme apie kultūros kažkokią reikšmę, be abejo. Lenkija ten šiais ar kuriais metais 2 kart padidino tenai kultūrai kažkokius tai tus asignavimus. Estai, Latvija įsirašė į savo tą strateginę programą tenai kažkiek, kad kultūra yra pats svarbiausias jų tas strateginis. Mes nedrįstam to padaryti. Vadinasi, kažkas negerai mūsų toje dar sistemoje. Ir jeigu mes turėtumėm tą sistemą iš tikrųjų va tokią,
humanitariškai ir kitaip pagrįsta, tai tada ta mūsų ir valstybė, ir jos valdininkų ta armija arba tas korpusas dirbtų savo turbūt darbą. Dabar dėja, kaip aš sakiau, mes dažnai nežinom, ką turim daryti, arba darom ne tuos darbus. Tai tik dėl to, kad mes neturim tokios tvarkos, aš pasakyčiau. Kultūra yra tvarka, iš chaoso mes turim kažkaip kapstytis. Sovietmetis be abejo, jisai mums paliko, bet kartu mums reikėjo jį keisti ir nemokėjom mes pakeisti. Nemokėjom pakeisti. Aš manau, sutikčiau su Juliaus mintim, kad bankai čia mus dabar truputį taip spiria prie sienos, bet jeigu mes vėlgi susėmę rankomis ir galvodami, ką nors veiktumėm, tai turbūt ir prieš juos atsispirtume. Iš tikrųjų, kaipgi galima atiduoti strateginius kokius objektus, kaipgi galima atiduoti, kai matom, kad kitos valstybės, kaip čia jūs sakėt, puikiausiai tą darbą dirba. Asmeninis interesas, kurie nebuvo paminėti. Aš jums čia patikslinsiu. Suprantat, aš prie išvados. Asmeniniai interesai visada yra. Bet aš galiu pasakyti, protingas, kvalifikuotas vagis geriau negu asilas. Nes iš asilo užsienietis veltui viską gauna. A iš kvalifikuoto proslaus vagės, kokio ministro, jis vis tiek pareikalaus, kad jam daduotų, reiškia, į liks valstybė. O iš kvailio viską veltui pasiekti. O Gediminą, atsiprašau, trupučiuką neatsiprašau. Bet aš noriu dar minutę. Kaip Basanavičius pasakė 19 ar kuriais metais, kaip atkūrė valstybę ir sakė, mes savo funkcijas atlikom ir dabar užleidžiam vietą artojam, audėjam, mokytojam. O pas mus, kaip atėjo ribeta, kaip atsistoja už tos vėliavėlės lyčytės, kaip pašėjo vienas antrą galą, čia pasakius, atidavus įgaliojimus, tada gali ir sulaukti panašių rezultatų, dėl kurių mes dabar ir čia šiek tiek apmokame. Bet tikrai aš vieną pastabėlę. Tarybiniais laikais Lietuva puošė, kūrė, gražino, tobulino 1,700,000 dirbančiųjų ūkyje. Šiandien Lietuva 600. Lietuva šiaip taip pragyvena 1,050,000 dirbančių. Jeigu būtų tie tempai gyventojų augimo, kurie buvo 70-90 metais, ir dabar būtų tie tempai gyventojų augimo perkeliami, šiandien Lietuvai būtų ne 3 milijonų, 5,2 milijonų BVP prieaugis, o ne tempai. Gerai, šiandien laikas mūsų baigės. Ačiū visiems labai už tokį emocionalų pokalbį. Tempai jam. Ne, čia Juliau, žinai, kaip... Matot, ponai, ką reiškia Seimo narys. Ir pažiūrėkit, kokie tai skranda pakabinės ant kabyklos. Vienintelis atėjęs už tai, kad Seimo narys. Vat jums pavyzdys, ką reiškia. Ūkininkas numeta į kampą skranda. Čia kaip generolas Lebedis buvo pasakęs, sako, lašadėjai na переправе. Aslov.